Sveikučiai. Ištroškęs ilgis beprotiškai. Na štai esu ant viršūnėlės jau antrą jau šį sezoną. Bike and hike. Čia pas mane stiliukas toks su dviračiu minu ir paskui pabaiga kažkur užlipti. Tai vat noriu parodyti vaizdų. Čia viršūnėlė yra 2200, tarkim, ar 2300, kažkas tokio. Ir aš su dviračiu iki Alpė ten yra, 1500 aukštis, iki ten su dviračiu atminiau. Vat iš namų man, ten va, už ežeriukas yra kilometrų aukštį, tai dar 400 metrų žemyn, nu, ten kažkur. Tai vat užtrukau 45 minutės iki čia ir 45 minutės iki viršūnėlės. Tai iš viso kažkur 1500 metrų vertikalių. Tai vat ir vaizdų parodom. Čia yra irgi smagus toks slėnis. Čia irgi su dviračiu važiuoju. Ir aplink tą kalną apsisuka maršrutas. Ir ten, nu čia dabar nesimatys, bet jeigu žiūrėti baltą viršūnę, juodą ir per jas apačioj, kur tokia liktai kaip perėja būtų, yra mažiukas toks uolėtas, šviesios pilkos uolos kalniukas, tai žemiau jo truputį yra Hiutė, Tilisūna Hiutė. Čia yra Tilisūna Tal, turbūt taip vadinasi slėnis Tilisūnas. Pačioje ežeriukas ten toks smagus, upėtakiai didžiuliai ten plaukioja, subėga iš sniegas ištirpęs, upeliais kriokliukai subėga, nu ten labai gražu. Bet ten dar biški vėsoka ten varyti, nes ten yra Tilisūna, tai apie 2200, panašiai kaip šita viršūnė kažkur tokiam aukšte, o ten yra, ant viršūnės ten matau, yra žmonių. Tai ten yra Švarchornas, apie 2500 gal aukštis. Na, einam, aš jau pabiškį leidžiasi, nes ten prieš tai lėtai žmonės leidosi. Ir parodysim biškį vaizdų, kaip atrodo, kaip čia šunė. Va, leidžiasi, dar čia lėtai labai. Statu taip leistis biškį. Ar čia ne, čia tada viršų lipa kažkas. O čia vat yra Dry Turm. 3 bokštai, kur atrodo toks kaip nupjauta uola būtų. Tai ten yra dešiniau truputį. Į juos 2 galima įlipti, be ten kažkokios technikos, be įrangos papildomas kokios. O tas kairesnis bokštas, tai man atrodo, ten jau toks biškiuolinis maršrutas, ten virvės gal reikėtų. Tada kitas yra Drusenfluch, šitas dešiniausias kalnas ir 2800 ten su kapeikom. O šitoje pusėje yra Sulfsfluch, tai nuo Tilisūno tos Hiutės eina maršrutas gal kokių 3 valandų, bet man atrodo, aš ten per kokias porą gal esu su dviračiu užvažiavęs ir iki viršūnės nuvaręs. Nu, žodžiu, per vieną dieną užvažiuoti galima su dviračiu, ne iki pačios Hiutės, biškį žemiau palikti už kalno. Yra ten Alpė, ferma tokia karvės, kur ganasi už šito kalno. Ir paskui apie pusvalandis gal panašiai daeiti, nuo pusvalandžio iki valandos iki Hiutės, paskui likusia dalis. Nu, hebra atlipam. Nu, čia mano jau, praleisiu truputį. Čia mano beveik gimtasis. Gimtasis beveik mano slėnis Gavartalis. Gavartalis žalias visas eina ir ten po šitais visais bokštais yra Lindauer Hiutė pačioje. Ten yra Oberespora Alpė, atrodo taip vadinasi. Ten yra Golmas, mūsų keltuvas eina ten yra viršui, dabar stato naują kompleksą visą, kuris atsidarys, jau paleido vieną dalį keltuvo
atnaujinta sekcija kitaip kelia negu žiemą, žodžiu, rekonstrukcijos ten kažkokios grandiozinės. Tai turėtų būti ir trasų naujų, ir dar kažkokių ten naujovių, ir visą pastatą didžiulį statusų, kur keisis šiek tiek ten kas. Tai va dar nebuvau užvažiavęs vasarą, pažiūrėsim, kas ten laukia. O toliau va šitas slėnis ir nuo viršaus, ten pusę valandos kažkur iki pirmos viršūnėlės, ir eina ten 3 valandų maršrutas iki Gaišpice. Jeigu ten greitam būnant, tai per 2 valandas galima suvaryti. Ir Gaišpice, žalia ta viršūnė, nuo jos paskui Lindauerhütte ten nusileisti yra. Jeigu greitai, tai man atrodo per 40 minučių galima nulėkti, šiaip kokią valandą, sakyčiau, ar su biškiu. Tai va čia pas mane aplink namus kokie dalykėliai, o kitą pusę tai gal net ir nepasakosiu. Čia Bartolomėberg yra dviračio maršrutas šaunus, kurį esu filmavęs ir pas mane yra video padaryta. O dabar gerai, aš po truputį leidžiuosi, parodysiu, kaip šitas nusileidimas, slėpimas atrodo. Čia yra kitas dar maršrutas, Kletternsteigas, kažkur aplinkui apeit. Iš tikrųjų nežinau, reikėtų gal kada ir užlipti. Bet reikia bengti tada kuprinę, apraišus, reikalų papildomų. O aš taip va dabar tik tai vieną gertuvę, 2 mažučiai batonėliai pas mane yra. Kišeniai ir viskas, aš daugiau nieko neturiu. Fast and light. Lengvai. Ir greitai varau aš. Toks pabirėjęs, paskutinį kartą čia buvau žiemą, esu vasarą čia vieną kartą užlipęs, su nuo keltų atvaręs, ten didelį žygį padaręs. O, dviratukai matau, važiuoja nuo ten, kur ir aš važiuosiu. Šiaip galima palaukti, jeigu be dviračio, ten galima su mašina atvaryti prie tų ežeriukų, 1000 metrų pasistatyti, arba jeigu nuo mano Fandanso, tai su keltuvu galima. Ir aš čia ateiti iki Alpės yra kokios gal 2 valandas, nuo ten turbūt, tokį vidutinių tempą. Ir čia dar kokią valandą, tai šiaip tai per 3 valandas galima kokias užeiti. Vat Šrunsas, čia miestelis, gražus Montafono didžiausias slėnio miestas, tai matosi vat baseinai ten yra didžiulis kompleksas, vat priešais yra ten 2000 metrų vat keltuvas iki ten kelią, ten jau yra Joch. Ten irgi jau keltuvas pradėjo veikti. Kol kas pas mus dar keltuvų mažai veikia, bet vat mūsų Golmo šitas visas keltuvas veikia. Ten nuo Šrunso irgi Buda važinėja, ten yra 3 trailai dviračiams padaryta. Nesudėtingi, leidžiasi aš daug šneku. Tai norėjau gražių vaizdų parodyti. Sevas. Ja. 2 Minuten. Ich vergesse immer wieder. So, viel Spaß. Danke. Einen schönen Tag. Danke. Na, aš leidžiuosi. Čia vat bus stačiausia vieta. Tai nežinau, ar man čia su viena ranka bus patogu kabarotis, jeigu ką, tai kamerą išjungsiu. Čia tokia ant užpakalio. Na gerai, čia jungsiu kamerą jau. Tai ačiū uždėmesį, čia buvo Rasius iš Muntafų, būk ištroškęs, elkis beprotiškai. Ir dar padarysiu vieną video tada gal nuo dviračio dar. Tai vat, ką nors papasakosiu daugiau. Dabar tik tai vat, gražus vaizdai ir mano nuotykiai. Iki.